Sveikos, pagaliau prisirašiau nufilmuoti jums video. Praėjo nei daug nei mažai, bet visi net, sakyčiau, 4 mėnesiai nuo paskutinio filmavimo. Ai ne, gal net daugiau, paskutinį kartą filmavau gegužę, o jau visą vasarą ir va jau lapkritis, tai vos ne pusę metų. Buvo taip, kad kokius 2 mėnesius visiškai nesivinėjau, tada pradingo ūpas, tada galvoju, ai neturiu ką čia parodyti ir taip nutiko, kad pradėjau aktyviai siuvinėti gal tik tais rugsėjį ir va siuvinėjau iki dabar. O kasgi buvo tas kaltininkas, nuo ko viskas prasidėjo? Tai pradėjau aktyviai siuvinėti, vėl paėmus šį Dimensions Gold Collection darbelį, jo dar nematėte. Aš jį medžiojau siūlų ryte, iš karto čiupau ir pagrebiau ir aišku išsiuvinėjau. Na ir išsiuvinėjau jį per nei daug nei mažai, per šiek tiek mažiau nei mėnesį, nėra išlygintas ir išskalbtas, tik truputį aplyginau, kad matytos, nes siuvinėjau ant lankelio, štai kaip jis atrodo. Jis turėjo būti ant duotos medžiagos, siuvinėjamas su French notais 18 countaido, o aš turėjau nusipirkusi tokios blizgios medžiagos lino ir galvoju, nesiuvinėsiu aš tų French notų, aišku, jisai 32, ne 18, jis yra realiai 16 countą, nes 32, ne 18, bet siūlų užteko ir liko nemažai ir siuvinėti buvo žiauriai smagu, nes kiekvienas gyvūnėlis, kai išryškėdavo, taip norėdavosi vis siuvinėti ir siuvinėti. Tai šitas darbas žiauriai smagiai siuvinėjasi lengvai, tokiais gabaliukais. Pavienis kryžiukų nebuvo daug, nors ir Dimension mažytis Gold Collection, bet sakyčiau, čia buvo vienas smagiausiai siuvinėjimo Dimension rinkinukų. Tai, vat, super man patiko jisai. Labai smagiai siuvinėjasi. Tai vat, jeigu kas nors galvosit siuvinėti, tai tikrai labai fainas darbelis. Ir siūlau jums jį išsiuvinėti, jeigu turit jį planuose, bet dar nepradėjote. Štai šis. Iš viso pabaigiau per tą laiką, kol nefilmavau 3 darbus. Tai šis buvo rugsėjo galo pabaigtukas. Ai ne rugsėjo galo. Aš jį rugpjūtį siuvinėjau kalėdinį darbelį. Tai labai keista. Ir pabaigiau rugsėjo pradžioje. Tada važiavom į kelionę ir man reikėjo kažkokių mažų darbelių, plus mini Cross Stitcher ir Kutis paskelbė Milhilų konkursą ir nusprendžiau, reikia porą Milhilų nusipirkti taip spontaniškai ir išsiuvinėti. Tai čia buvo labai fainas kelioninis pradėtukas, toks kačiukas, vadinasi Autumn Harvest ir yra jau kelių kolekcija, vėliau parodysiu prie pirkinių, ką dar nusipirkau, bet štai toks buvo greitukas. Man atrodo, iš jį siuvinėjau porą dienų, iš popierinės schemos, čia toks nedidelis, tai išsiuvinėjau viską juodai ir po to išsiuvinėjau visas kitas spalvas. Karoliuko nedaug buvo, siuvinėjasi smagiai. Žodžiu, toks mini greitukas, galvoju padaryti magnetuką, bet dar neprisirašiau apipavidalinti. Na ir jau šio mėnesio pabaigtukas. Ir kartu pirkinukas, kurio jums nerodžiau, tai buvo irgi tam pačiam žaidime dalyvauju Milhilų, tai va štai toks gnomas. Jau anksčiau rodžiau jums vieną išsiuvinėtą, aš jį apipavidalinu kaip žaisliuką. Na ir kas man gavosi? Ogi gavosi visai neblogai. Štai toks žaisliukas. Štai. Štai žaisliukas. Ir iš abiejų pusių. Man patinka, kai iš abiejų pusių tada gali susiūti, nereikia nieko klijuoti, apipavidalinti. Ir tuo labiau, kad šitie gnomai, didesnis rinkinukas, būna įdėtas ta popierinė, kaip jin vadinasi, popierinė kanva, jin būna didelė įdėta, tai užtenka abiem pusėmis siuvinėti ir siūlų beveik užteko. Pritrūko tik žalios spalvos, kūno spalvos karoliukų turėjau iš kitų rinkinių.
Pritrūko 2 geltonų karaliukų, nes juos tikriausiai pamečiau. Tada kitus irgi tos pilkus panaudojau iš kito rinkinio, nes turėjau dar kelis. Raudonus irgi iš kito rinkinio panaudojau kelis. Nusipirkau tik žalių, nes mačiau, kad neturi nei vieno Mill Hill rinkinio, kur žali karaliukai būtų dedami, tai va žalių nusipirkau. O visus kitus susirinkau, ten po kelius karaliukus trūko, kitų net netrūko, kur mažiau reikia, pavyzdžiui, violetinių, tai susirinkau ir išsiuvinėjau. Štai toks. Labai fainas, dabar turėsiu 2 ir dar turiu nusipirkusi dar vieną, irgi parodysiu prie pirkinių. Štai mano visi pabaigtukai, kurių nematėte. O dabar einam prie pradėtukų. Ir norėčiau pradėti nuo savo, pirmiausia, parodysiu 2 senai matytus darbus ir visi kiti bus nauji pradėti. Nes su bingo žaidimu, aišku, aš jų labai daug pradėjau. Esu keletą pafilmavus ir kaip pradėjau, tai įterpsiu šitą visą video. Tai pirmiausiai, jums tikriausiai jau gerai pažįstamas Autumn Aura, aš jį visą ar bingo ar kažkam pasiuvinėjau ir jo išsiuvinėjau netgi 3554 kryželius, suvinėjau 11 dienų ir dabar jau turiu 32,3% ir štai kaip atrodo. Atsiprašau už susiglamžysią medžiagą, nes aš jį vis vežiojusi kažkur. Štai taip. O ką aš išsiuvinėjau? Tai gal galima sulenkti, nes realiai kitos pusės nesiuvinėjau. Tai išsiuvinėjau vat visą šitą pusę, vat nuo čia. Jeigu taip uždengsi, tai vat visą viršų išsiuvinėjau dabar. Jo, šitaip visas viršas naujai padarytas, tai sakyčiau nemažai. Jau turiu trečdalį darbo. Šiaip norėjau pasiekti 50%, bet jau šiais metais, manau, nepavyks. Tai tikriausiai bus 5 metų darbelis. Jeigu dabar turiu 33%, tai per 2 metus. Tai realiai per 1,5 metų pradėjau praeitų metų gegužę. Nu, apie 5 metus, manau, siuvinėsiu šį darbą. Bet siuvinėjasi labai smagiai, sakyčiau, vienas mano smagiausių siunukų, parodo dar kartą kaip atrodys. Tada kitas darbelis, kurį dar šiandien siuvinėjau. Kažkaip aš pasiėmiau, užsimaniau, labai teko išardyti kampuką, tai mano Overlook cafe irgi labai gerai bingo pasitarnauja, kai reikia dabar pradėti, nes nu, jau nebe vasara, tai kažkaip nesinori. Tai aš jį siuvinėjau netgi 6 dienas, išsiuvinėjau jau 35%, irgi vėl vat, virš 30%, 1544 kryžiukai. Toks labai ryškus, vasariškas, vat. Kiek čia jo ir teliko šiaip, nu, toks mažyliukas darbiukas. Ir turėjau prieš tai tik tais šitą kampą ir šitą vandenį, atsirado visas viršus ir čia šonas. Nu, jeigu rasiu, dėsiu jums nuotrauką, taip pat pasidalinu ir linku, kur dalinausi prieš tai video, kiek pasiuvinėjau praeitą kartą. Na ir dabar pradėkime nuo pradėtukų. Labai staigiai užsidegiau noru, kad baisiai noriu įsiuvinėti, koks man gražus darbas. Tai buvo mano staigus, laukiu ir staigus pirkinukas iš Siluritės, nes buvo anšlagas, jis norėjo. Mano palėpiai tai labai brangu tas rinkinys, 20 eurų brangiau nei Siluritai, tai sakau, tikrai nepirksiu, ką aš permokėsiu, neturiu ką siuvinėti. Tai palaukiu ir nusipirkau 20 eurų pigiau. Štai toks tigriukas. Nu ir ką? Taip norėjau, pasiuvinėjau bingo, langeliai baigės, 2 normų nedarysiu. Tai jisai dabar laukia savo eilės, bet tikrai žiauriai gerai siuvinėjasi, tokiais lopais, taip smagiai siuvinėjasi, galima daug per dieną padaryti ir greitai. Šito, vis jis toks spalvotas žiauriai, sakyčiau, pats spalvingiausias mano rinkinys.
Ir tokių spalvų aš šiaip gėlių nesiuvinėjau. Tai pirmas mano gėlės bus, matysim, kaip eisis. Ir vat spalvos, pažiūrėkit, kokios fainas spalvos. Aišku, čia tos spalvos tai mažai. Pagrindinės spalvos to tigro ir panašiai tai yra juodas ir pilkas. Nu visur reikia, būna tų juodų pilkų daug, bet čia kiek daug spalvų gražių. Taip laukiu, kol šitas siuvinėsiu gėles. Na ir kiek aš jo įsiuvinėjau. Tai siuvinėjau 4 dienas, padariau beveik 4% ir tai yra 2200 kryželių. Nu ir kaip matot, nieko čia nesimato, tiesiog foniukas. Tokiais lopais siuvinėjau, išsiuvinėjau šitą foną. Mat. Ir dabar lauks įdomioji dalis su gėlėmis. Ir kur čia tas mano paveiksliukas? Štai. Vat lauks įdomioji dalis su gėlėmis ir pradėsim siuvinėti jį. Ką? Gerai. O toliau dar vienas toks, aš kažkada pirkau iš Ilonos šį rinkinuką. Jinai man perpardavinėjo ir aš jau rodžiau, kad kažkada pirkau. Tai prancūziškas pavadinimas, nes nebandysiu nusilaužti liežuvio su juo sudėtingu. Štai toks. Aš jį esu jau išsiuvinėjau. Nu, išsiuvinėjau 4 dienas, išsiuvinėjau beveik 800 kryželių. Tai ir yra 23% netgi. Nu ir kaip atrodo tai? Tai yra tokia pasiūta, nežinau, pamiršau pavadinimą, kosmetinė. Siuvinėjasi per vieną siūliuką, pirmą kartą taip smulkiai siuvinėjai, teko pavargti iš pradžių, bet po to kažkaip jau pripratau. Taip pat, biškį suklydau su vienu šuneliu, bet nieko, bus toks skudesnis negu turėjo būti. Čia vat į vidų įsiūta jau iš karto pamušalas. Yra skylė palikta, tai ten įkiši ranką ir taip nepatogiai siuvinėjai, nu bet nieko. Tai vat. Viena damutė beveik iš 3 padaryta, 23%. Manau, judėsim toliau po truputį. Geras toks kelionių rinkinukas, nes spalvos dažnai nesikeičia. Yra tik tais 8, man atrodo, ir ten raudonas ir pilkos kelias, na ir juoda pagrindinė. Ir štai taip. Sekantis mano visi darbeliai yra susijęs su kalėdomis, nes kalėdinis bingo ir reikėjo kalėdinio bingo su gyvūnėliais. Tai mano svajonė, kurią sakiau vis pradėsiu ir nepradėjau. Senai nusipirkau paną iš Mintas. Atrodo štai taip. Aš jį siuvinėjau lygiai irgi 4 dienas. Ir... Ai ne, siuvinėjau 7 dienas ir padariau netgi 3500 kryželių ir tai yra 40%. Tai vat, turiu 40%, siuvinėjau 7 dienas, tai 2 savaitgalius, kai buvau išvykus. Tai pirmoji žibinto dalis štai taip. Realiai ta apačia ir viršus siuvinėsis po 4 kartus ir kiekvieną kartą vis kitas gyvūnėlis. Šiaip atrodo žiauriai gražiai ir turiu pradėjus jau antrą dalį. Dėl to 40%, nes antros dalies neužbaigiau. Štai taip, turiu 2 dalis. Siuvinėjasi labai smagiai, karaliukai siūnami su baltu siūlu. Vienintelis minusas, sakyčiau, man per trumpi šitie siūlai labai greitai pasibaigia. Tai norėtųsi, kad būtų ne tokie trumpi, bet vat, šiauriai fainai atrodo. Tas visas eglutės siuvinėjasi smagiai. Pasirinkau siuvinėti taip eilėm, kad susikarpiau, kad būtų patogiau laikyti, o ne visą lapą ir kad nenusibosiu. Tai siuvinėjai vieną dalį, tada kitą, tada gyvūnėlį ir vėl vieną, kitą, tai pamiršti per laiką, ką siuvinėjai. Nes vis dėlto 4 kartus tą patį siuvinėti ir dar taip monotoniškai, tai tikriausiai paskutinis bus netoks linksmas. Taip pat. Na ir ką, dar turiu 2 kalėdinius pradetukus. Tai vienas yra man labai patinkantis Mirabilijos Nora Corbett, taip pat šitas elniukas. Tai yra Vixen Christmas Eve Couriers, vienas iš 7, man atrodo. Į jį įeina
2 Mill Hill kreinikai. Tada, tada Karen Waterlilies, man labai patinka šilkas. Žiauriai smagu su juo siuvinėti ir jis toks švelnutis. Tada, kodėl būčiau pirkus mieliau atskirai karoliukus, bet jeigu nežinot, galbūt kai nesusidurėt, tai dabar yra Mill Hill Magnifica karoliukų šiek tiek štilius ir negalima jų įsigyti, tai aš nusipirkau tokią pakuotę iš rankdarbių, kur buvo visi karoliukai. Ir jie įeina štai tokie 2 Magnifica spalvos, oranžinė ir raudona. Bei 3 kristalų spalvos. Tokios. Na ir tada šitą elniuką siuvinėjau tik tais 4 dienas ir turiu netgi 72%. Štai. Atsiprašau, kad toks susilamdęs, nes pamiršau išvažiavus pasimti langelį, o išvykus visą tą dalį padariau. Tai kai išlyginsiu, tikriausiai gražiau atrodys. Taip, čia ta pati blizgi medžiagėlė, kaip ir ant mano pabaigtuko. Ir manau, šį mėnesį aš jį pabaigsiu ir jau kitą mėnesį parodysiu pabaigtą. Kas man nelabai gal gražiai gavosi, tai čia ta pačia su tuo kreiniku labai kažkaip nelygiai atrodo tie kryželiai, bet kaip biškį išskalbsiu, aš nežinau, šiaip tai Kero nelabai rekomenduojama skalbti, tai aš gal tik pamirkysiu biškį, kad sutriektų ir panašiai, ar papipurkšiu, galbūt taps lygesnė biškį, bet abejoju. Bet kaip yra, taip yra, vis tiek man labai smagiai siuvinėjasi, o man svarbiausia ne gal kaip atrodo pats procesas. Tai sakyčiau, šis elniukas tikrai proceso atžvilgiu yra labai smagu siuvinėti, nes pavienių kryželių nėra. Siuvinėjęs su tokiam dalim, aišku, ragose gal biškį daugiau bus pavienių. Ir dar bus daug karoliukų prisiūti, bet turėtų atrodyti labai fainai. Na ir paskutinis mano pradėtas darbas. Čia jau visa krūva ir dar tiek nematyta jums tikriausiai, tai pradėtas darbas, tai Let It Stitch, kuriuos aš siuvinėjau kaip kalėdų kalendorių, planuoju siūti maišelius, pagaliau išsirinkau medžiagą ir pradėjau nuo pirmojo štai šio namuko. Jisai didžiausias ir gautoj schemai jis buvo pirmas kamputėje, nuo kurio siuvinėjau, tai jį taip ir pasiėmiau. Tai tas namukas, aš jį taikau irgi kalėdiniam bingo žaidimui. Turi šis rinkinys toks spalvotas visai siūlų daug. Aišku, dominuoja tamsiai mėlyna ir balta, bet turi visokių spalvų. Ir kaip atrodo, tai kokia medžiaga išsirinkai, tu flobą. Tokia kaip natūrali, tokia maišelinė, sakyčiau, medžiagėlė, bet ir tiek turiu. Čia yra padaryti, dabar galvoju, kiek čia, 5%, 9 dienas siuvinėjau ir 1400 kryželių. Tai kaip ir lėtokai siuvinėjasi, kad ir pavieniai, aš čia vis vakare po darbo biškį pasiuvinėjau. Štai toks. Na ir ką? Parodžiau visus savo pradėtus darbus, jų buvo nemažai, čia tokia sumuštis pas mane dabar. Na ir parodysiu pirkinius, nors dalį pirkinių jau supratot, pamatėt, nes aš juos ir pradėjau, o ko nepradėjau, tai vienas iš Mill Hillo, kur prieš tai matėt, pabaigtuką toj, kur aš jį čia pasidėjau. Štai tokį kačiuką pabaigtuką. Tai aš dabar dar turiu ir nepradėta darbelė, tai yra toks namukas. Irgi toks mažiliukas, turi sagutę moliūgėlį, bet tikriausiai jau lauks,
kito Helovyno nebent sumąstysiu pradėti. Nes vis dėlto mažiukas. Tada turiu dar, kartu pirkau prie Dimension to saglutės tokius žaisliukus 3. Čia yra įdėtas perforuotas tas popierius, bet aš suvinėsiu juos irgi ant tos pačios medžiagytės flobos. Šitie turėtų ryškiai būti ir bus dar 3 maišeliai prie mano anų 7. Čia bus toks miksiukas. Nežinau, kaip man jie dėrės tarpusavį. Gal, sakiau, pirmiausia, visus išsiuvinėsiu ir po to bandysiu tos maišelius maišyti taip, kad pagal skaičius gražiai atrodytų ir iš eilės susidėtų. O jeigu netiks vienas prie kito, nu, tai kažką sugalvosiu arba paliksiu tiesiog medžiagos gabaliukus. Tada prie mano to pabaigtuko šito yra dar vienas va štai toks seneliukas. Tai su vainiku bus 3 kompanija ir tikriausiai seneliukų kolekciją baigsiu. Turėsiu 3 iš 5. Pasirinkau visus skirtingus, tai pirmas turėjo baltą kepurėlį, antras vat raudoną, šitas turėjo žalią. Bus visi tokie labiau skirtingi. Skirtingų kepurėlį. Toliau buvo akcija ir dar pirkau, nesimenu, bet mokėjau nedaug. Tai va štai toks. Siuvinys irgi ant flobos medžiagos. Toks nedidelis pingviniukas. Štai toks. Tada buvo labai gera kaina ir nežinau, kodėl aš jį pirkau, bet neplanuoju siuvinėti. Galbūt kažkada ateityje užsimanysiu, tai toks kalėdų senis. Arba kam nors perparduosiu, nežinau, kol kas neplanuoju siuvinėti. Jei kažkam jis labai patinka, parašykit man. Na ir mano sena svajonė, dar kaip pasakė, kad jo nebegamins, tai puoliau ir nusipirkau. Tai ši kalėdinė koinė, man jau tokia graži. Nu jau super graži. Tai ėmiau ir nusipirkau. Ir dar kokią fainą medžiagėlę spalvą papačią. Nors sakiau jau Dimension, nu nenoriu šantus Dimension medžiagos siuvinėti, nu bet šios koinės negaliu medžiagos pakeisti, nes tikrai nerasiu aš tokios gražios siuvinėjimui. Plus gal ir gerai tokias standesnės koinėm medžiagos. Tai vat, siuvinėsiu ant šitos. Tai manau, po tos koinės, kurią dabar siuvinėjai, seks ši koinė. Štai ir visi mano pirkinukai. Tikiuosi, video jums neprailgo. Planuoju dar padaryti jums neužilgo porą video. Ir tikriausiai labai norėčiau gruodį turėti dar ne vieną pabaigtuką, nes matėt, kad turiu kalėdinį čia vat ir elniuką, ir vat štai šį pradėtuką, ir dar planuoju pradėti kelias mažyliukus. Tai norėčiau labai gruodį parodyti jums ne vieną pabaigtuką ir taip sėkmingai užbaigti metus. Tai ką, iki ir susitiksime neužilgo.